Sveiki, 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 labas, labas, labas. Labai džiaugiuosi Jūs šiandieną galėdama pasveikinti šią nuostabią dieną ir noriu Jūsų paprašyti, jeigu Jūs mane matote galbūt pirmą kartą, nesenai susidraugavom Facebook'e, ar nežinau, ar kažkur tai visai netyčia užmatėt Instagrame, ar ne, o galbūt mane pamatėte YouTube'e, labai noriu Jūsų paprašyti, kad Jūs komentaruose man parašytumėt, per kokią socialinę platformą, per kokią ar ne internetinį puslapį, ar kaip čia reikia pasakyti, jūs mane matote. Tiesiog atlieku tokį minimalų socialinį tyrimą, noriu pažiūrėti, kur aš daugiau rodausi. Tai būčiau jums labai dėkinga, jeigu jūs man padėtumėte ar ne komentaruose, parašytumėte Facebookas, Instagramas arba YouTube. Tada aš žinočiau, kur mano yra pati didžiausia publika ir kur aš turiu savo visas jėgas atiduoti. Tai ačiū Jums labai, ačiū Jums už įsitraukimą. O šiandieną noriu su Jumis pakalbėti trumpai, bet visai smagiai apie dekoratyvinę kosmetiką. Apie dekoratyvinę kosmetiką, kurią gamina Tende kompanija. Apie visą kosmetiką šiandieną aš Jums nepasakosiu, nes tiesiog taupau savo energiją, Jūsų laiką ir pasilieku jį kitam kartui. Tai šiandien aš pagalvojau, kad būtų visai faina pasikalbėti su Jumis apie makiažo tokias idėjas, ar ne, apie universalius akių šešėlius. Jų yra net 2 paletės ir taip pat apie nuostabius lūpų blizgius, tai yra braškinis ir arbūzinis. Pasiėmiau abu 2 braškinius, bet nieko tokio parodysiu. Tai va, matote, aš esu dar uždavusi tokį klausimą, ar ne, kaip dažnai jūs dažotės akis. Kodėl akis ar ne lūpas, ar ne, nes kalbėsiu ir apie akis, šiek tiek ir apie lūpas. Nežinau, gal todėl, kad aš pati akis pasidažau tikrai retokai, dažniausiai mano makiažas būna kremas ar ne ryte, toliau toninis kremas, pagrindas, kaip jūs vadinate, taip viskas gerai. Na ir žinoma, blakstienų tušas, geriausiu atveju. Na, o pavyzdžiui, aš pati šešėlius naudoju dažniausiai, kai išeinu kur nors, na, į šventę, į pasibuvimą, susitikimą su partneriais, su draugais, su naujais verslo partneriais, ar ne? O šiaip tai sakau, mano pagrindinis tai yra kremukas, pagrindas ar ne, truputėlį užsidedu, bet renkuosi tokį minimalų, kad, kaip aš sakau, aš nenoriu, kad manęs matytųsi pudra, ar ne? Tai vat minimalų, na ir žinoma, akių tušas ir blizgis. Tai va, šiandieną užtat ir jūsų noriu paklausti, kaip dažnai jūs dažote savo akis su šešėliais. Ir ar esate atradę tuos šešėlius, na, be kurių jūs nebeįsivaizduojate, ne? Nu, kurie jums tiko, pritiko ir taip toliau. Tai šiandieną noriu pristatyti ir pristatau jums net 2 akių šešėlių paletės. Tai būtų rusvos spalvos, ar ne, ir dar viena paletė. Čia matote, yra ir žalsvų spalvų, nežinau čia, ar matosi, ar ne, va čia tokia biški žalsva spalva ir yra su blizgučiais. Kad jums aiškiau matytųsi, aš pasidalinsiu ekranu ir parodysiu iš arčiau, kaip atrodo šitie mūsų gražūs Tende šešėliai. Taip. Va. Jau matote, mane net 2, ne, gal daugiau. O! Taigi, šešėliai, va, štai, mūsų paletės, matote, yra truputėlį žalsvų spalvų vienoje paletėje, ar ne, o kitoje spalvų, na, toksai yra tonas rusvesnis. Taigi, šios universalios akių šešėlių paletės, matote, kad galite rasti ir šiltų, ir šaltų atspalvių, ar ne? Nude ir ryškių atspalvių, kurios yra be blizgesio, paskui aš jums parodysiu, kaip jos lengvai tepasi, taip pat tamsių ir šviesių spalvų, na ir matinės ir blizgios tekstūros vienoje paletėje yra sukomponuotos. Tai jeigu jūs norite ar ne matiškas spalvas sumaišyti su blizgiomis, nes, pavyzdžiui, man labai patinka tai blizga, tai tikrai yra puikus pasirinkimas, nes abiejose paletėse yra tiek matinių, tiek ir blizgių spalvų.
Čia su šiom paletėm jūs galite pasidaryti makiažą nuo kasdienio iki intensyvaus vakarinio makiažo. Viską rasite šiuose nuostabiuose paletėse. Čia viena paletė truputėlį iš arčiau, va matote, ar ne, yra ir blizgios spalvos, ar ne, ir yra matinės ryškesnės spalvytės. Kas labai faina yra, kad šie šešėliai nesubėga į raukšlėles. Žinoma, pagrindas ant akyčių prieš tepant šešėlius irgi turi būti truputėlį paruoštas, ar ne, tai ten mes susitepam tokį labai lengvą sluoksnelį pudrytės, kad tie šešėliai ir išliktų ten, kur ir turi būti. Šešėliai tinkami yra ir jautrios odos turėtojams, tikrai jūsų akių nesudirgins ir nepradės akytės ten raudonuoti, perštėti ir taip toliau. Visą vakarą išliksite tikrai labai gražios ir maloniai nustebusios. Ir dabar norėčiau jums parodyti, kaip tos spalvos labai lengvai tepasi ant odos, ar ne? Na, tai tarkim paimkim, nežinau, vat, su žalsvu atspalviu, ne, va, ant pirštuko ir paimkim, užtepkim ant odos, va. Štai, žalsvas atspalviukas. Toliau imam, nežinau, rusvą, gal matinę, ar ne, kad geriau matytus, va, matinę, jos yra ryškesnės. Štai ir matinę užtepu, va. Va. Nu ir kokią dar, iš kitos paletės paimkim, ar ne, iš kitos paletės paimkim kokią, va, gal šitą, ar ne, va, tamsesnė ruda, bet šita yra irgi su blizgesiu, matot, su tokiu auksiniu net blizgesiu, va, ir užsitepa. Tai va, tikrai labai lengvai tepasi, labai gerai išsilaiko ant akių ir kas jau, pavyzdžiui, man tai yra labai svarbu, kad akys nesudirgsta. Nes aš pati esu jautros odos turėtoja ir atsimenu, kol aš atsitaikiau ir tušą ir taip toliau, tai va, ir šešėliai tikrai ne visi man tinka, tai va, su šitais šešėliais aš galiu drąsiai puošti savo akis ir jaustis ir fainai, ir patogiai, ir gerai. Tai nežinau, va, pavyzdžiui, neturiu dabar aš pasiėmusi šepetėlio, bet galiu trupučiuką pasiblizginti akytę. Ir kitą pasiblizginsiu. Ir kitą pasiblizginsiu. Ei, kaip jau būsiu ne tik su šešėliais padaręs, tai yra ne tik su tušu pasidaręs, padaręs su šešėliais. Reiks kažkur išeiti. Tai va. Na ir dar vienas produktas, apie kurį aš noriu jums papasakoti, tai yra nuostabus lūpų blizgiai. Jie yra su braškėmis ir su arbūzu. Tai vėl pasidalinsiu gražiomis nuotraukomis, jūs truputėlį matėte jau vieną nuotrauką, ar ne? Kad būtų smagiau žiūrėti. Pasirenku ekraną. Va, jau matot mane vėl kelias ir pasirenku nuotrauką. Va štai yra lūpų blizgiai, braškinis ir arbūzinis. Braškinis blizgis, jisai truputėlį turi rožinę spalvą, na, o arbūzinis blizgis, jisai yra visiškai toksai bespalvis. Šie blizgiai nėra prisotinti ten kažkokiamis, tai nežinau, cheminėmis medžiagomis, kurios suteiktų intensyvų kvapą. Ne, jie kvepia labai natūraliai. Jeigu braškinis blizgis, tai jis ir kvepia braškėm. Taip. Lengvai braškim kvepia. Pavojinga su mažais vaikais, nes viena moteris pasakojo, kad viena mergaitė dažėsi, maža mergaitė ir valgo, nes jai labai kvepia braškėmis. Tai va, šis blizgis yra su jojobos aliejumi, su vitaminu E, su baltosios putonės sėklų aliejumi, ar ne, ir su saulėgrąžų aliejumi. Šiuose blizgiuose jūs matote, ar ne, tas juodas sėklytės, tai yra tikros natūralios sezamų sėklos įdėtos į šios blizgius. Braškinis lūpų blizgis, ar ne?
Kaip ir sakiau, turi lengvą spalvą, tokią rausvą rožinę lengvą spalvą, kvepia nuostabiai švelniai braškėmis, užtikrina lūpų priežiūrą, maitina, jas drėkina, minkština, suteikia lūpoms blizgesio, ar ne? Na ir taip pat blizgiuose tiek ir braškinėme, tiek ir arbūzinėme blizgyje yra papildomai drėkinamoji tokia medžiaga, manitolio ir sacharozės drėkinamosiomis medžiagomis papildyti šie blizgiai. Ir jūs matote, vat, šioje nuotraukoje, ar ne, dar kartelį pasikartosiu, kokia yra nuostabi šių blizgių sudėtis, tai yra vitaminas E, baltųjų putonių aliejus, simoncijų ir saulėgrąžų aliejus. Na, žinoma, nuostabūs blizgiai jums truputėlį padidins lūpų apimtį, suteiks nuostabų spindesį, arbūzų blizgis jisai labiau spindi, na ir ką jūs iš to gausite, tai žinoma, sotres, drėgnas lūpas. Ir netgi šiais blizgiais, čia jau kitas produktas, netgi šiais blizgiais galima tikrai naudotis, kai yra šalta ar ne, tai apsaugos ir nuo šalčio lūpas. Kai yra karšta, apsaugos nuo saulės perkaitinimo ar ne lūpas. Tai, žodžiu, vietoj vazelino imate lūpų blizgį, būnate blizgiomis gražiamis lūpytėmis ir pasidažysite miškiuką. Man tas kvapas toks natūralus, toks fainas, tų braškių kvapas, arbūzas tas pats. Galėčiau uostyti ir uostyti. Tai va, ačiū labai, Loreta, kad tu daliniesi savo pastebėjimais. Fainai, kad tau jie labai patinka. Jau tu tai tikrai moki pasidažyti labai gražiai. Tai va, iš tikrųjų, va, yra moterų, kurios moka ir geba dažytis kasdieną. Aš truputėlį kitokia, bet nieko tokio, kitaip graži. Tai džiaugiuosi, kad tau patinka ir blizgiai, man irgi jie labai patinka. Tai tikrai, norint juos užsisakyti, nusipirkti, jūs galite labai paprastai, tiesiog galite užeiti į elektroninę parduotuvę tnd-produktai.lt, ar ne, matėte jau prieš tai. Ir dar kartą pasirodau, arba tiesiog man galite parašyti asmeninę žinutę. Na ir kaip aš jūsų pačioje pradžioje prašiau, labai prašau, komentaruose parašykite, kur jūs mane dažniausiai matote, arba kur matote šį mano pasisakymą, ar ne, gyvą transliaciją, ar įrašą matote, būsiu jums labai labai dėkinga ir iki kito malonaus susitikimo. Tai dar vienas Loretos pasakymas, oi ačiū, bet gal nesidažau kasdien dažais. Tai va, ačiū jums, kas buvote kartu su mumis ir iki kito smagaus susitikimo. Ate.